Sveiki, malonus klausytojai. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia Šaukšto proto tinklalaidė. Šią savaitę rekomenduoju Devon Price knygą Autizmas be kaukių, atskleiskime naujus neuroįvairovės veidus. Kaip depresija ar ADHD, taip ir autizmas šiomis dienomis linksniuojamas ir per dažnai, ir nepakankamai dažnai. Per dažnai ten, kur jo nėra nė kvapo, o yra visiškai paprasti asmeniniai skirtumai ir negebėjimas susitarti. Ir per retai ten, kur iš tiesų reikia atjautos, įsiklausimo, lankstumo ir stebėtojo pozicijos. Žinoma, visada galima pasigūglinti ir sužinoti. Taip pat galima ir toliau remtis netikslio, gal ir visiškai neteisinga nuomonė, pavyzdžiui, apie tai, kad aš nenormalus, kuri kiškoja tol, kol neužsigausim skaudžiai. Taip pat galima pasiskaityti šiek tiek lėčiau, daugiau ir suprasti šią nuostabią sąmonės variaciją, o atradus ją savo pačių galvoje, išmokti, kaip su ja gyventi be kančios. Knyga labiau skirta žmonėm, kurie patys turi įvairių sunkumų dėl to, kad yra autizmo spektre. Knyga pavadinimu Autizmas be kaukių, knygos autorius Devon Price. Valgyti žiūrint. Maniau, kad tai retas reiškinys, bet kai du iš eilės kavinės kaimynai darė tą patį, viena ranka laikė ekraną vaikams, o kita ranka maitino, tai jau sunerimau. Kas čia tokio? Ir bent jau pavalgys yra grėsmingai raminančios frazės, labai grėsmingai. Vaikai, kurie valgydami vakarienę žiūri televizorių, dažniau geria saldžius gėrimus, užkandžiauja ir turi viršsvorio. Vaikai, kurie valgo prie ekrano, gerokai dažniau kreipia dėmesį maisto išvaizdą ir prašo maisto, kurį mato reklamose. Vaikai, kurie valgydami ką nors žiūri, valgo ilgiau ir suvalgo daugiau. Tyrėjai teigia, kad smegenys ima painioti per televiziją žiūrimo turinio signalus ir maisto siunčiamų signalus, todėl neteisingai fiksuojamas sotumo jausmas. Suaugusiųjų tyrime nustatyta, kad kai valgio metu žaidžiamas kompiuterinis žaidimas, pavalgę žmonės jaučiasi mažiau sotus, greičiau išalksta ir sekančių valgymų suvalgo daugiau. Manoma, kad kol didžiojo dėmesio dalį sunaudojame per ekraną žiūrimam turiniui, neformuojami arba prastai formuojami prisiminimai apie maisto kiekį, turinį, valgymo trukmę, todėl neteisingai interpretuojame po to kylantį alkį. Tiesą sakant, tas pats galioja ne tik televizijai, bet ir skaitimui, intensyviam pokalbiam, valgymo einant ar važiuojant ir panašiai. O kai tėvai sako, kad vaikas su planšete nors tai pavalgo, tai žodis pavalgo šitoj konstrukcijoje ir yra labiausiai abejotinas. Dar kartą norisi priminti, kad žmogus ne automobilis, į jį nereikia tiesiog išipeliuoti kalorijų. Valgymas turi būti sąmoningas ir dėmesingas, kitaip iš jo labai jau mažai naudos. Valgymas žiūrint į ekraną yra reikšmingai susijęs su įvairiais valgymo sunkumų ir sutrikimų simptomais, todėl poveikis stebimas ir lyginant to paties žmogaus elgesį įvairiomis sąlygomis ir skirtingų žmonių elgesį. Vertinant elgesį skirtingomis sąlygomis, reikšmingas ryšys su valgymo sunkumais buvo stebimas tik jei ekranas buvo naudojamas socialiniams tinklams naršyti. Maža to, žemas pasitikėjimas savimi reikšmingai veikia šį ryšį. Vadinasi, blogiausia įmanoma kombinacija yra mažai pasitikėti savimi, valgyti su ekranu, ekrane žiūrint į socialinius tinklus. Iš kitų tyrimų žinoma, kad dažnas socialinių tinklų vartojimas papildomai mažina savivertę. Suprantu, kad jei valgydami telefone skaitote Wikipediją, tai ne tas pats, bet geriausiai skrandžiui, smegenims ir visai virškinimo sistemoje, taip pat nuotaikai, jei savo akis ganysit po savo lėkštę. Didelis ir išsamus tyrimas apie įvairius laiko prie ekrano poveikius vaikams ir paaugliams. Atsiraitokit rankovės, bus nemažai išvadų. Laikas prie ekrano veikia. Pirma, kūno svorį. Kuo daugiau laiko prie ekrano, tuo didesnė nutukimo tikimybė. Jei laikas prie ekrano prieš miegą, nutukimo tikimybė dar didesnė, nes veikia miego kokybė. Jei ekranas valgant, tikimybė irgi didesnė, nes neformuojamas teisingas sotumo signalas. Antra, veikia širdies ir kraujagyslių sveikatą. Kuo daugiau laiko prie ekrano, tuo jį prastesnė, kenčia kraujo spaudimas, atsparumas insulinui, cholesterolio lygis, didėja antro tipo diabeto rizika. Trečia, veikia psichinę sveikatą. Kuo daugiau laiko prie ekrano, tuo didesnė depresijos, nerimo, dėmesio sutrikimo, elgesio sunkumų ir suicidinio elgesio tikimybė. Ketvirta, veikia mitybos įpročius ir valgymo sutrikimų tikimybė.
Kuo daugiau laiko prie ekrano, ypač stebint kitų žmonių asmenukės ir kuriant nuosavas, taip pat manipuliuojant savo nuotraukas, tuo didesnė nesveiko maisto vartojimo įpročio nevalgyti pusryčių, sutrikusio kūno vaizdo ir netvarkingų mitybos įpročių tikimybė. 5. Veikia raidą. Kuo daugiau ekrano laiko, specifiškai savarankiško ir ilgos trukmės laiko prie ekrano, tuo didesnės sulėtintos fizinės ir kognityvinės raidos, prastesnių mokymosi gebėjimų, kalbos įgūdžių tikimybė. 6. Veikia tėvų ir vaikų santykius. Kuo daugiau laiko prie ekrano, o tai tiesiogiai susijęs su to, kiek tėvai laiko praleidžia prie ekrano, tuo prastesni santykiai tarp tėvų ir vaikų, ypač kai ekranas naudojamas kaip bausmė arba apdovanojimas. Ir dar keletas veiksnių. Miega ir fizinį aktyvumą. Taip pat veikia laikas prie ekrano. Kuo daugiau ekrano laiko, tuo trumpesnis ir prastesnis miegas. Mažiau žaidimo aktyviai judant tame tarpe ir lauke mažų vaikų tarpe. Ir paskutinis laikas prie ekrano veikia regą ir galvos skausmus. Kuo daugiau ekrano laiko, tuo rečiau mirksime, o tai neigiamai veikia akis. Taip pat atsiranda didesnė migrenos tikimybė. Ką daryti, kad valgant nebūtų ekranų? Nustatykite taisyklės ir pasiryžkite nuosekliai jų laikytis. Jei taisyklės taikomos visiems namiškiams, visi jas turi žinoti vienodai. Čia neturėtų likti vietos, tai savaime suprantama teiginiams. Valgykit kartu, palaikykit kompaniją vaikam. Kalbėkitės. Valgykit prie stalo, atsisėdę. Taip, sofa prieš ekraną patogiau, bet valgykit prie stalo. Patraukite ekranus nuo stalo taip, kad jie būtų nepasiekiami ir nematomi. Jei ekranas negali būti nematomas, atsisėskit taip, kad būtumėt nugarą į jį, arba taip sodinkit vaiką. Nekurkite asociacijos tarp maisto ir prievartos, nei savo, nei vaikui. Valgyti per prievartą nėra gera taktika, į kurią stresą ir norą priešintis. Ji verčia ieškoti kitų dėmesio objektų ir ekranas dažnai tampa vienu iš jų. Alkanas žmogus norės valgyti ir valgys, o neieškos kitų dėmesio objektų. Jei sukuriat sąlygas vaikams bet kada prašyti ir gauti maisto, jie taip ir darys, nes tai paprasčiau. Tai nereiškia, kad vaikui taip reikia. Tai reiškia, kad jūs sudarėt tokias sąlygas prieš tai. Mažiems vaikams duokite į ranką šaukštą ar kitų įrankių, kalbėkite su jais apie maistą. Leiskite jiems valgyti tiek, kiek jiems norisi, o ne tiek, kiek jums patogu tuo metu jiems sumaitinti. Vaikams rodykit pavyzdį ir nenaudokit jokio ekrano valgio metu. Tikiuosi, kad šie patarimai padės jums dorotis su ekrano problema, jei tokią patiriate. Šiai savaitei tiek. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Mane rasit socialiniuose tinkluose Šaukštas Proto arba gyvai Vilniuje Goštauto gatvėje. Rašykit man elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com arba asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose. Taikos ir ramybės.